Per kakavos edukacijas susirinkę žmonės ne tik išgirsta įsisenėjusius mitus apie kakavą, tačiau ir gali paragauti įvairių kakavos produktų, kurių didžioji dalis jų nebūna matę, ir tokių kaip balti kakavos milteliai. Taip pat kakavos edukacijos metu turi progos paragauti kakavos ir savo kakavos ragavimo užfiksuoti profesionaliau, žymint degustacinės lenteles. Ir taip išmokstama ragauti ne tik kakavą, tačiau šitą įgūdį galima pritaikyti ir kitose ragavimuose taip pat. Smagiausia dalis būna praktinė, kai visi žmonės išsirenka savo norimos kakavos ir visi kakavos pradeda darytis. Dažniausiai 2-3 kartus reikia papasakoti žmonėm, kaip tiksliai pasidaryti, nes didžioji dalis vis tiek nežino, kaip ją darytis. Ir kai prasideda visas veiksmas darimasis, tada būna toks didelis sujudimas. Kakavos edukacija yra puikia veikla kolektyvui. Kakavos edukacijos metu žmonės turi bendrą užsiėmimą, kalba apie kakavą, šokoladą, o ne apie darbą. Po kakavos edukacijos žmonės būna šiek tiek pakylėti, turintis daugiau energijos, linksmesni, nes atsigėrus didelį kiekį kakavos šiek tiek gali atsirišti liežuvis ir žmonės tiesiog labiau atsipalaiduoja, daugiau kalbasi ir po kakavos edukacijos, jeigu vyksta toliau einanti programa, jinai vyksta sklandžiau. Mano renginių dalyviai dažnai po kakavos edukacijos sako, kad nesitikėjo, kad kakava gali būti tokia plati, tokia skonio paletė įvairi. Nesitikėjo, kad jos galima tik tiek nedaug išgerti ir pajusti tokį didelį sotumą. Ir didelė dalis žmonių mano, kad kakava yra tik tai kakavos milteliai, kurie buvo ragauti vaikystėje kakavos gėrimo pavidalu, o čia tarsi jiems atsivėrė naujas kakavos pasaulis. Ir tas pasaulis yra skanus, gilus ir subtilus.